Puikios rungtynės su Gruzija, Jonai. Kas pasikeitė šiandien, ką pakeitė? Požiūrį tiesiog galbūt labai buvom nusiteikę, labai norėjom laimėti, tiesiog gal toks noras pergalių didesnis. Sirgaliai sakė, kad Maikutės padėjo pakeitėt ir... Ne, Maikutės gal nepadėjo, tiesiog sakau, taip gavosi, kad žaidėm iki galo daugiau komandišką žaidimą. Bandėm išpildyti savo žaidimą braižą, kur nesigavo šiandienos varžybose. O koks yra Lietuvos rinktinės braižas, pasakyk? Žaidžiam daugiau kraštais, kad žiūrovus, kad žaidėjus ištampytume, kad juos nuvargintume. Žaidžia daug komandų, tik kartais mes klaidos mums pakiša koją, neišpildom savo norų. Tai tada labai lengva gintis. O bendrai, jeigu apibendrinant visą Grand Prix, ką tau tai patirtis asmeniškai, kaip atletui, kaip profesionalui? Patirtis man kaip žaidėjui tai labai didelė, dėl to, kad tu gyveni su profesionalais, valgai tą pačią duoną, žaidai prieš juos ir tu pats greičiau tobulėjai. Jeigu tu nori būti geriausias, turi žaisti su geriausias ir treniruotis ir juos matyti. Ir iš viso visiems žaidėjams tas pats. Manau, žingsnis po žingsnį ir mes jau už kažkiek laiko irgi būsim tokia pat lygio žaidėjai. O kaip vertini bendrai pasirodymą rinktinės užimtą vietą galtinį įskaitai? Tai turėtų būti apie 9. Manau, padarėm viską, ką galėjom. Nesakau, kad mumis tai tenkina, bet aišku, norim būti kuo mes aukščiau, bet 7. vieta tai yra tikrai kažkas, tuo labiau, kad mes padarėm pažangą. Buvom 8, paskui 10 ir dabar jau 7. Tai su kiekvienu turnyru mes rodom pažangą ir manau, kuo tolyn bus tik geryn. Tai kitais metais bus tikrai labai įdomu. Dabar parodėm varžom, kas mes esam, kad galim žaisti ir viskas. Ir manau, už kažkiek laiko jau galėsim pakovoti dar dėl aukštesnių vietų. Bet dabar aš asmeniškai esu patenkintas tą vietą ir tikrai esu laimingas. O einant iš turo į turą, ar buvo sunkiau žaisti, įvertinus tai, kad varžovai labiau vertino, labiau analizuodavo Lietuvos žaidimą? Sunku pasakyti, iš tikrųjų būdavo, kaip, prieš gerą komandą visada yra sunku žaisti, o prieš lengvesnę lengviau, visi mes analizuojam, bet tas regbis yra labai nenuspėjamas. Vieną kartą taip sekas, kitas kitaip, tuo labiau, kad iš praeitų komandų matom, kad kiekviena komanda gali nugalėti. Ar jin būtų Anglija, ar tai būtų kitokia žemesnio rango komanda, vis tiek gali nugalėti ir tą stipresnį. Tai, nepasakyčiau, kad sunkiau, bet Koks įspūdingiausias tavo asmeniškai momentas iš viso Grand Prix? 3 turų, 3 serijų. Turbūt vakarykštės varžybos prieš Italus. Jos buvo labai permainingos, daug dramos ir paskutinę sekundę išplėšėm pergalę, kas man kaip žaidėjai tikrai atsiminsiu šitą įvykį visą ilgai. Jau tarp kitko antrą kartą laimėjom prieš Italus iš eilės, žaidėm 2012 Portugalijoje ir taip pat laimėjom paskutinę sekundę. Ir dabar taip pat, tai man tas momentas tikrai išliks ilgam. Komanda taip pat, kuo mes iki galo. Net sunku apibūdinti viską. Bet labai priminė paskutinį žeminimas praeitus metus. Aš pats taip žiūrėjau iš to paties kampo prieš Lenkus, dabar čia. Taip atsitiko, jo. Iš tikrųjų labai panašus, aš irgi pagalvoju. Bet o ten veržiantis pro kraštą, tu matei tą tarpą ar tiesiog iš paskutinių jau bėgai? Ten tas pirmas atitrūk. Nebuvo to tarpo, tiesiog pabandžiau sustumti kaip ir prieš Lenkus, kažkaip tai pavyko prasprūdo ir tada jau nebuvo kito pasirinkimo, tik tais bėgti ir viskas. Ir taip gavosi, kad laimėjom. O jautėsi sirgalių palaikymas stadione? Labai turbūt ir patys matėte išvaizdami čia kaip šaukau. Ir iš tikrųjų, kai tokioje šalyje kaip Anglija vis tiek, nenamie esam vis dėlto ir kai tribūnos skanduoja Lietuva, tai daug labai ką reiškia. Ir tais momentais, kai tau jėgų atrodo nebėra, tu išgirsti tą Lietuvą ir tu nebe už save dirbi, bet ir už žiūrovus yra už ką dirbti. Iš tikrųjų,
labai daug ką reiškia palaikymas. Ką palinkėtum žiūrovam, kurie dabar metus laiko reikės laukti iki naujo Grand Prix? Nu, informuosim, kaip mums sekas, kaip mes treniruojamės, o linkėjom tai nežinau, tiesiog kitais metais bus dar daugiau suvažiuoti, nes sprendžiant iš jų ir iš mūsų, mums lengviau ir jiem įdomiau, kai jų daugiau yra. Ir nežinau, tiesiog kitais metais daugiau susirinkti ir iš mūsų pusės prižadam tada geresnių rezultatų. Sutarta. Yeah.